Sveiki, darausi kaukę plaukams, sugalvojau pati. Žinau tik tiek, kad visi produktai yra geri. Pirmiausia, išsitirpdysiu medų, šaukštelį medaus. Taip, į karštą vandens vonelę. Tada pasiimsiu pusę pakelio mielių. Naudoju ekologiškas. Biškį daugiau dėsnių. Reikia prisiruošti į savaitę po 2 kartus tą kaukę darytis, bet niekaip neprisiruošiu. Medus tirpsta. Palaukti reikia, kol medus ištirps. Kad galima būtų mielės išmaišyti. Mielės galima įlašinti rozmarino aliejų. Skatina labai augimą, kiek žinau. Naudoju Young aliejų firmos. Man jisai labai patinka. Lašinsiu kokį 10 lašiukų. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nu, dabar. Young aliejai yra tikrai natūralūs. Senai jos naudoju. Daugumą aliejų galima netgi ir gerti. Žadu padaryti apie juos video. Tirpsta medus. Mielės geriau ištirps. Šminko mielės. Kaip kvepia. Iš tikrųjų būtų gerai levandų dar eterinis aliejus. Aš jau čia kažkaip turiu va. Taip pat ir levandų aliejų naudosiu. Irgi tinka plaukams, odai. Taip pat 10 lašiukų įlašinsiu. Maždaug ten plius minus. Tada kiaušinis gerai visiems žinomas. Naudoju švys ar baltymą ir trynį. Ir ricinos aliejus. Dar paauglė būdama naudodavau ricinos aliejų. Blakstienos ilgesnės būtų. Neturėjau blakstienų apačioj. Tik viršutinės blakstienas tai vis tepdavo apatinės, tai tikrai paaugo tam kartui. Nu va, šaukštą ricinos aliejus. Ir viską gerai išmaišyti. Ir tepti ant plaukų. Tada ištepus palaikysiu kokią valandą ir išplausiu kaip visada. Kol kas plaukai nesustiprėjo, nes iš tikrųjų mėnesį kartą darau, bet žadu, kad į savaitę porą kartų padaryti tikrai nėra sunku. Prieš plovimą galvos pasidaryti per 5 minutės tokią kaukę ir ištepti 5 minutės. Jeigu niekur neskubi iš namų išeiti, tai laisvai galiu namuose pasivaikščioti. Ištepus užsidėti maišiuką ant galvos reikėtų, kad nevarvėtų. Ir dar rankšluostį galima. Gerai viskas išsimaišė.
Beje, jeigu eterinius aliejus deda, tai būtinai reikia medaus dėti. Nes eteriniai aliejai tirpsta cukrui arba meduje, tai kas saldu. Iš tikrųjų ir aliejui tirpsta, tai ricinos aliejų irgi dedam. Čia pati sugalvojau tą kaukę, nežinau, kad visi produktai sveiki ir visi tinka plaukų augimui. Tai vat, gal kas irgi taip pat panaudos, rašykite atsiliepimus. Tai tiek šiam kartui, iki.